Sveiki. Sveiki. Mano vardas Darius. Aš Ramunė. Mes kartu keliaujam į Portugaliją. Jo. Šiuo metu dar esam Prancūzijoje, Bretanijoje. Ir šiandien sveikinamės iš Konkarno. Konkarnas nuostabi vieta, nes turi šitą senamiestį, iš kurio mes šiandien darom šitą reportažą. Ir čia yra senasis miestas, kaip vadinamas uždarasis miestas, apsuptas siena, apsuptas jūra, tokia savotiška tvirtovė, kurios viduje vyko gyvenimas ir dabar vyksta. Kaip mes čia pakliuvom? Plaukiam ir atplaukiam. Ja, tai mes iš tikrųjų atplaukiam vakar. 60 mylių etapą turėjom iš Camargue sur Mer. O, kiek žliautės. Nu. Venu crever en usine dès l'âge de 8 ans, 16 heures sous les machines, mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé les chines. Quand je suis resté droit, devant les patrons, même le jour où ils ont passé la conscription. Je suis fils de paysan et fils d'ouvrier, je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. La 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 la. Atplaukėm per 14 valandų, turėjom šiek tiek nuotykių ir nebuvo baisu. Baisu nebuvo, bet buvo įdomu. Papuolėm į srovės su didelėm bangom. Ja, šiaip 60 mylių tai nėra 14 valandų vertas atstumas, bet 2 valandas prasikapstėm kažkokioje tai srovių kryžkelėje, į kurią pusę bepasuktum visur prieš srovę. ir ten buvo šiek tiek ekstremo tame, kad susidarė 3-4 metrų bangos ir jautėmės įdomiai. Kaip Ramunė sako, nebuvo baisu, nes oras buvo geras. Jo. Bet kapstytis iš ten reikėjo ilgai, tai porą mylių plaukiam porą valandų. Nu labas. Šiek tiek gaunam bangelių. Nelabai gal matosi ant video, bet jau patekom į makalą.
Kaip šitas ragas vadinasi? Tai tas pats ir yra, šiturys, kur aš tokiau. Vienas iš Prancūzijos pusiasalių išlendantis į Biskajos įlanką ir dvi susikertančios srovės dabar mus šiek tiek žada pamėtyti. Priekyje plaukiantys laivai matom, kaip svyruoja po 45 laipsnius į vieną ir kitą pusę. Aš čia pridedu, aišku. Gerai, po 25 laipsnius į vieną ir kitą pusę. Ir labai panašių dalykų esam matę ir Deividas ir mes plaukdami Anglijos pakrantėmis. Priekyje lūžtančios bangos ir mes dabar jas turėsim praeiti. Ramunė, tavo lūkesčiai dėl mažų gražių miestelių pildosi čia ar ne? Aišku, pildosi. Šiandien čia apžiūrėjom tą tvirtovę, kurios viduj mažas miestelis, senovinis, nežinau, koks čia laikmetis čia yra, viduramžiai. Aš manau, kad čia iš viduramžių iškėlės. Iš viduramžių. Tai tikrai labai gražu ir apžiūrėt gali ir judesys buvom dieną atėję, tai labai buvo čia virė gyvenimas. Dabar truputį ramiau, bet vis tiek girdisi balsai. Svarbiausia, pasišopinti galima buvo visai normaliai. Jo, kainos neblogos, kaip Lietuvoj. Kainos neblogos, važiuokite nusipirkti įdomių suvenyrų į Konkarną. Jo. Around and we linger at a sunset on Mean Lane. Oh boy, let her go, boy, swing your hair round and hold together. Oh boy, let her go, boy, swing your hair round and hold. Yes. Kas toliau? Kas toliau? Visiems įdomu, kas toliau. Ir šiandien mes dar nakvojam čia, turėjom poilsio dieną pilną. Rytoj planuojam šiek tiek blogesnio oro tikėjomės. Galvojam, gal dar vieną dieną čia pasidėti, bet iš tikrųjų rytoj visai neblogas oras bus. Bus vakarų vėjas, bet jisai nebus labai stiprus. Tai mes lysim į Biskają ir sustosim pakeliui saloje. Mažoj saloj. Ja, tai tikimės, kad ten bus mums vietos toje saloje, kad nors jinai ir labai maža. Va, ir paskui galbūt dar vieną salelę sekančią dieną ir tada jau šausim į Ispaniją, kadangi orų langas yra geras, platus ir palankus, bent jau tiek, kiek matosi dabar. Būsim jau šiek tiek apšilę čia, nebijosim į tą orkų pasaulį žengti, į tą vidurį Biskajos įlankos. Ir tikimės jau savaitgalį pasiekti Ispaniją. Nu, ko tikėsi, Ramunė, iš kelionės, kuri mūsų laukia? Gero vėjo, palankaus vėjo, tada nedidelių bangų. Ar manai, kad sunku bus? Pamatysim, pagyvensim, pamatysim. Nežinau. Tai bus didžiausias atstumas, kurį esant dviese plaukia.
iš viso 230-250 mylių priklausomai nuo to, kokį uostą pasirinksim. Tai iki šiol mūsų didžiausias atstumas per vieną etapą buvo turbūt 140. Visų 100 mylių toliau. Bet oras palankus. Sąlygos tikiuosi bus geros, tai ir atplauksim. Okay. Ką mes dar turim pasakyti? Iki kitų reportažų. Mūsų kelionė, kaip matot, darosi vis įdomesnė. Mes skverbiamės vis toliau į pietus, vis toliau į vakarus. Aiškinamės, kokia čia kultūra, ieškom gražių vietų, ieškom gražių vaizdų ir bandom apie tai papasakoti. Jeigu jums patinka tai, ką mes darom, prenumeruokit mūsų kanalą, paspauskit patiktuką, na ir žiūrėkit mūsų video, dalinkitės jais. Mes to labai tikimės. Tai tuomet iki pasimatymo. Ate.